Byla, kurioje ieškovas Giedrius Savickas kaltina savo kaimyną Ramūną Cicėną lengvų sveikatos sužalojimu ir moralinė žala. Pasak ieškovo, atsakovas jį šių metų Valentino dieną buitinio konflikto metu mušė ir tampė už plaukų taip, kad atsakovui išbyrėjo įstatyti auksiniai dantis. 2 dantis. Ieškovas reikalauja atlyginti materialinį nuostolį už prarastus dantis po 100 litų už kiekvieną ir moralinį nuostolį 20 litų. Atsakovė, ar sutinkat su tokiu kaltinimu? Ne. Tai kur jisai sutiks, ne ant to pataikė? Užsičiauptų, gerai, užsičiauptų. Ką užsičiaupt negaliu aš? Gerbėmieji, prašom gerbti teismą ir patylėti. Girdėjai, ką tau sakė? Čia tau sakė, tau čia sakė. Užtilkščiu, vato. Pasakyta abiems. Papasakokite trumpai, kaip viskas buvo. Labą dieną. Nu tai taip ir buvo viskas. Iš pradžių faktą parodžius kaip blyną. Va, įrodymas. Tu uždaryk savo klebarės, kad šūdinį triusikai matosi teisėje gali sutampyti. Patylėk tu gerai. Pats tu patylėk, sakė teisėje patylėk. Prašau tylu. Ar ne tai, kad sunkiai kalbu ir aš donelės per tave negaliu valgyti, girdėjai, va šitas. Tai taip ir buvo. Mane tempė už plaukų, tempė per asfaltą, tai jaučiu galva kalatojas visą mano žandeną, iškrito bliombė, va. Bliombės tai dar nieko. Bet svarbiausia, kad tai tos bliombės buvo iš babos žiedo aukso padarytos. Kokio aukso? Iš kokio tu babos? Tavo babos tu senai nematęs. Tu babos pagailėtum, taip tada mylėjo. Mylėjo tavo babos. Aišku, mylėjo tavo babą. Mane vieną kartą nunuodyt norėjo. Ir tu auksą tu nematęs gyvenime. Iš kur tu auksą matęs? O tu ką nematęs? Ką matęs? Prašau gerbti teismą. Teisėjai, aš matęs tą auksą pilną. Bažnyčiagi pilna to aukso. Nevaikštai tu į bažnyčią jokią. Vaikštau. Sekmadieniais geri, o ne į bažnyčią. Teisėjai, jūs jo neklausykit, negeriu aš. Taip ir maniau, kad be alkoholio čia neapsieita. Taip. Ne. Ką ne? Ką taip? Taip, nu, aš nepamenu. Pone teisėjai. Man tada, kai ta bliombė iškrito, aš praradau visą... Kaip ten tą? Dau, matai, kaip sužalojai? Simuliuoji. Nesimuliuoju. Simuliuoji. Praradau atmintį. Tai vyrai, kiek išgėrėt? Tai ką ten išgėrėm ten? Šūdą ten ką išgėrėm. Avansas buvo, Valentinkė. Tai tiek ir išgėrėm. Pasilėtriukam galvos, o čia gerims. Nu į ką meluoji? Ką aš vėl meluoju? Ką tu nemeluoji? Žmogui atsakyk pa puslėtriuką. Tai pradžioje, po to Vicką Kaznačeiskos atnešė. Dar 2 litrai buvo. Nieko taip nebuvo, tu melagi. Atsakyk, atnešiai. Tu melagi pinigus. Taip. Kviečiamas liudininkas Vicka. Labadiena, prisistatykit. Nu, Vicka. Čia jums teismas, prisistatykit normaliai. Vytautas Rumšas jaunesnysis. Pone Vytautai Rumšas jaunesnysis, ką jūs galite pasakyti apie šitą konfliktą? Nieko. Kaip tai nieko? Kartu tai buvo, bet tai nieko nemačiau. Gerbiamas teisme, galiu eiti? Nu tu durniau, tai tu pasakyk, kad aš jo netempiau už plaukų. Tai kad tu tempei, tai gal aš dar pasakyk, kad atsimenu. netempiau, ką meluoji? Kam tu tampai žmogų? Aha, tai vis tik tai atsakovas ieškovo už plaukų tempė. Jo, tempė, taip, kad va, tempė, net galva krautoja, senės, visas ko. Va, taip, tas pats jausmas, va. Taip, tempė. Ir ne taip. Kiek tempė? Ilgai tempė, toli tempė? Tai paėmė kieme, ištempė vieškelių, tada iki posūkio į seną fermą. Ne kieme, darže? Tai kurgi daržas prasideda, dar matei mano juostą, daržo. Pradėjo kieme, paskui ten pro daržą link fermos senos, tada pasuko link Novosiolkų kaimo, per tiltą ir paskui 10, tai sakau, 5 minutės. Ačiū liudininkui. Atsakovė, ką jūs į tai pasakysite? Labą dieną. Nupirktas jis yra. Kas tau nupirktas? Kas nenupirktas? Kas nenupirktas? Kiek nupirkai? Kiek nupirkai? Tai ne aš, jisai nupirko. Gerai, o kaip buvo pagal jūs? Kokia yra jūsų versija? O, dabar tai prasidėjo. Patylėk, durniau, mano žodis gerai. Gerai. Neloju, nešuvagi. Tai va, kai tas durnius nusmygo. Sakykite, ieškovas. Va, kai tas durnius ieškovas nusmygo, Vickos boba, su kirviu rankoje atėjo, su kirviu atėjo, nu, toks nedickas kirvis. Koks ten kirvo? Patylėk, gerai, mano žodis, patylėk. Kirvo? Nedidelis kirvis, bet pats galandau, gerai? Gerai. Pats galandau. Aštrus ir sako,
ir sako, von visi, arba sako, aš to iškviesiu įgaliotinį, nu ką, mes žmonės normalūs, tai sako, einam pas mane dabar. Tai va tas gidurnius įguli kaip šitas, kaip skenduolis, įguli nesikelia. Ką tu čia nusišneki? Ką ne tai buvo, paklaus pas Vicką. Ne tai buvo, pasakyk Vicką, ne tai buvo. Tai buvo, tai buvo. Aš Įgulėjai kaip skenduolis, o aš gerbiamą Matys labai patylėk žino, gerai, gali- mano žodis gerai, Palauk. mano žodis, palauk. Žinai, kaip skenduolis, Kai dolis- atsistosi čia, tai galėsi kalbėti gerai. Ne, atsistosiu. Patylėk gerai, mano Atsistosiu. žodis. Ješkove, ką jūs į tai pasakysite? Tai ką aš galiu pasakyti? Tai ką parvedė į namo, tai ačiū. Tai žinot, gerbiamą teisėją, šiais laikais dantukai nesimėtų. Aišku, mano vargšas dantukas jau mėtos, po tavęs. Dabar vienas, sakei, du. 2 metus. Tai va, kaip sakoma, nebėr dantuko, nebėr ir kalbos. Tai jie auksiniai ar variniai? Nu, dabar pasakyk, dabar pasakyk. Vareniai. Sakiau? Nu, bet žinai kaip, babos varis, į auksų žibą. Reiškia taip, atsakovas privalo ieškovui kompensuoti moralinius nuostolius. Ieškovas privalo atsakovo atsiprašyti už tai, kad neteisingai jį apkaltino, bandžius primušti, nors iš tikrųjų jis gelbėjo draugą. Tai atsiprašau. Nu, tai kiek tu nori? Nu, tai 200. Vo, 20, daugiau negausi. Gerai. Nu. Nu. Byla baigta.